Interviu su pasaulinio masto žvaigžde Ivo Popė Paulė Harė Krišnė Rastamanė Narkuša. Taigi, mieloji Paulė, papasakok apie savo gyvenimą ir įmaujiškumą. Noriu pasakyti, kad man savęs labai gaila. Ir dar turiu prisipažinti, kad aš pasipjaustau, bet aš galutinai nenusižudau. Todėl, kad kiek kartų jau man savęs gaila. Mano gyvenimas sugriautas, eisiu žudytis. Kas sugriovė tau gyvenimą? Šitas, sakau, šitas išpera, aš jam taip galvą galėčiau nulaužt, bet jėgų trūksta. Papasakok visą istoriją. Aš buvau vieniša kaip šitas nykštys. Ir neturėdama vilčių sutikau jį. Jis man pasirodė toks gražus, kaip dabar iš čia tu valgėta. Jis tik man pasirodė gražus, oranžinis, sukiauto. Jis mane pakerėjo iš antro žvilgsnio. Ką čia pasakiau? Iš pusantrų žvilgsnių. Trauks valkata. Jis mane pakerėjo. Jis įstojo į mano šeimą, jis buvo mano vyras, mes turėjom vaikų, bet tokių valkatų. Tokių. Ir, žinai, jis mane įskaudino. Jis neturėjo šitų grožybių. Ir aš jį paskau, aš jam nukasčiau galvą. Bet negaliu, nes jis molinis. Bet mano vaikas valkata, ir liko mano vaiką, tik valkata. Nu, jis nelabai reaguoja į pastabas. Panatai, bet parodyti valkata. Tai kurč nebely. Nešneka, todėl jų vardas valkata. Ir jis negirdi. Dažnai jis ir nevaikšto. Nevidytus medaliniais kojus, aš valdos pulseliu, jis kartais ateina. Rankas tik tai judina kartais, kai nori. Šitiek apie mano gyvenimą su tuo vėžliu.